prasidėjo pokyčiai banke, labiausiai tapo akivaizdus, matome, praėjusiais metais. Pasikeitęs banko pavadinimas, įvaizdis, nauja pagrindinė biuro vieta ir visi kiti vykę ir dar tebevykstantis banko pokyčiai mūsų klientams siunčia vieną žinutę. Kad šios permainos yra ne vienkartinės, ne vienadienės ir jų tikslas yra labai aiškus – gerinti vartotojų patirtį mūsų banke ir tokiu būdu plėsti klientų auditoriją. Ieškodami naujo pavadinimo bankui, kėlėm tokius du tikslus. Jis turi turėti lietuviškų šaknų, tai yra skambėti lietuviškai, nes tai yra lietuviško kapitalo bankas, ir būti trumpas, kitaip sakant, įsimintinas, greitai pagaunamas ir suprantamas. Ir tuo pačiu bandėm šitą pavadinimą susijęti su savo esybę, savo stimi, ko mes esame. Save identifikuojama kaip savotišką rinkos herojų, kuris padaro daugiau, greičiau arba lanksčiau negu kiti rinkoje žaidžiantys žaidėjai. Tai tose paieškose ir atsirado Urbo kalnas, tai yra lietuviška vietovė, ant jos stovi švyturys, nušviečiantis laivams kelią. Tai savotiškai tarsi simbolis ir mūsų tos savasties, kas mes esam šitoje rinkoje. Tai Urbo, sietina su kalnu, lietuviškas pavadinimas, ant jos stovi švyturys, mes jaučiamės esą finansinio sektoriaus švyturys. Šiame biure visi kartu gyvuojame jau beveik metus, bet turiu prisipažinti, kad patį biurą įsisaviname, prisitapatiname labai greitai. Iš tikrųjų, praėjus keliom savaitėm po įkurtuvių, nurimus visam kraustyniui šurmuliai, man pačiam ir manau daugeliui kolegų atėjo toks suvokimas, pojūtis, jausmas, kad mes čia gyvenam, dirbam jau gana ilgą laiką. Ir jeigu įsikraustant į senojo biuro, kuriame praleido bankas beveik 30 metų, vis kilo dvejonės ar darbuotojai, kaip darbuotojai priims šitas biuro patalpas, kaip jie čia jausis, ar jiems taps ta tokia, sakykime, antraisiais namais, tai čia įsikėlus ir pradėjus dirbti, tie nuogąstavimai iškart išnyko.
sakyčiau, architektėms priėmušiams šitą iššūkį teko labai sunki užduotis, nes mūsų įsakytose lūkesčiuose susipynė keletas dalykų. Tai banko biurui būtinas respektabilumas ir oficialumas, viena. Taip pat siekis sukurti namų aplinkos jaukumą ir žinoma poreikis būti moderniam. Ir visa tai besikeičiančio pavadinimo ir įvaizdžio fone. Lūkesčiai buvo labiau negu su kaupu įgyvendinti. Ir iš tikrųjų ačiū Ievai, Linai už puikų darbą. Tai didžiausia nuostaba kyla iš to, kaip architektė sugebėjo iš žodinės komunikacijos, nežinodamas nei banko pavadinimo, nei spalvinės gamos mūsų būsimo įvaizdžio knygos, kaip jos sugebėjo išgauti ir perteikti tą fiziškai, materializuoti, tai yra nuostabus rezultatas. Kai man pateikė pirmosius brėžinius, nes kai atėjom šitas patalpas, tai turėjom tiesiog betoninės grindis, betoninės lubas, ir daug stiklinių langų ir nieko daugiau. Ir aš galvojau, kaip tokioje erdvėje pavyks visus tos suskirstimus, kabinetus išdėstyti ir visus kitus dalykus padaryti. Tai merginos su tokiu tikrai dideliu entuziazmu patikino, kad viskas bus gerai ir tą darbą atliko stebuklingai gerai. Aš pats sužavėtas ir komanda, kuri po to sekė, atėjo čia, priėmė tos darbus, apžiūrėjo, tikrai pasiekėm puikų rezultatą.